Sveiki, mėly studentai! Sveikinuosi su jumis pirmojoje modulio nacionalinis saugumas temoje, kuri vadinasi saugumas. Kas tai? Kaip ir kiekvienos paskaitos pradžioje noriu jūs pakviesti visų pirma pagalvoti ir savo pabandyti atsakyti į 3 klausimus. Pirmasis klausimas, ką jums asmeniškai reiškia savoka saugumas? Kaip manote, ką ši savoka reiškia valstybei? Ir trečiasis klausimas, kaip manote, kodėl šiandien ši savoka yra tokia aktuali? Jeigu pabandėte atsakyti šios klausimus, pereisime prie pagrindinių struktūrinių dalių. Pirmoji dalis yra šios temos tikslas. Taigi, kaip jau galėjote suprasti, šios temos tikslas yra susipažinti su saugumo samprata ir jos operacionalizacija. Tai reiškia, kaip galima ją taikyti ir kokiais požiūriais ją galima analizuoti. Tam, kad atsakytume į temos tikslą, mes kiekvieną kartą išsikelsime temos klausimus. Ir šį kartą išsikeliame 3 klausimus, kurių pirmasis yra saugumo sampratos turinys. Ir aš jau šiek tiek užsiminiau, jog jūs saugumo sampratą analizuosite įvairiais požiūriais. Pavyzdžiui, tokiu kaip tradicinis požiūris, kuris epicentre laiko valstybę. Taip pat antrasis klausimas yra saugumo poreikis ir net neabejoju, jog jūs čia susidursite su jums jau girdėta Maslow žmogaus poreikių piramide. Trečiasis klausimas – saugumo suvokimas subjektyviu ir objektyviu požiūriais. Suprasite, ką reiškia saugumas subjektyviu požiūriu ir suprasite, ką reiškia saugumas objektyviu požiūriu. Ir ką reiškia, kuomet saugumas suvokamas ir subjektyviai, ir objektyviai, kuomet jaučiamasi subjektyviai saugiai, objektyviai yra nesaugi aplinka ir atvirkščiai. Kuomet atsakysime į šiuos temos klausimus, kaip visuomet bandysiu jums priminti, kas yra būtina. O būtina jums kiekvienos paskaitos metu susipažinti su pateikta medžiaga ir žinoma atlikti savitikros užduotį. Ir šios paskaitos savitikros užduotis vadinasi numeris 1 saugumo samprata. Nepamirškite to atlikti. Kiekvienos paskaitos metu taip pat priminsiu jums, kas yra svarbu. Noriu priminti, jog jūs galite diskutuoti su šia tema susijusiais klausimais, diskutuoti su kolegomis, diskutuoti su dėstytoja, bendrojoje diskusijų skiltyje, klausimai, atsakymai ir diskusijos. Ir žinoma, kiekvienos paskaitos pabaigoje labai kviesiu jūs atsakyti į tam tikrus klausimus. Ką naujo sužinojote, kas buvo lengva, o galbūt kažkas buvo per daug sudėtinga šioje temoje, ir kaip šią temą papildytumėte. Man išties labai įdomi ir svarbi jūsų nuomonė, tad labai tikiuosi, jog nuoširdžiai atsakysite į šiuos klausimus. Taigi, jeigu susipažinome su visomis struktūrinėmis dalimis, noriu priminti, jog jūs pradėsite temą, kuri klausia, kas tai yra saugumas, ir viliuosi, jog susipažinę su šia tema gebėsite apibrėžti saugumo savoką, remiantis tradiciniu ir individualiu požiūriais, pagrįsti saugumo poreikio svarbą, remdamėsi Maslow žmogaus poreikių hierarchijos piramide, pateikti konkrečių subjektyvaus ir objektyvaus saugumo pavyzdžių. Linkiu jums turiningo laiko ir kuo didžiausios sėkmės. Dėkoju.